Visi turbūt žinote, kad Montismagija kraustosi į kitus namus ir mes turėsime didelę erdvę parduotuvę. Joje bus žymiai daugiau prekių laipiotojams ir alpinistams. Va čia bus kasa, galima bus įeiti ir iš lauko, ir iš prekybos centro pusės. Čia bus pilna prekių, gale mes turėsim ofisą ir sandėliuką. Ten irgi bus daug prekių, einam kitur. Pakilę eskalatoriumi į antrą aukštą, mus pasitinka Montismagija pagrindinė erdvė. Tai yra aukšta salė ir aukštalipiai. Štai va čia bus priėmimas ir štai yra aukštalipių erdvė. Tenai bus prekės aukštalipiams ir jūs pasitiks Marius, jūs žinot jį gerai. Aukštalipiai. Čia yra aukštalipių erdvė. Tai yra, pirmiausia, tai yra priemonės ir prekės. Ir jų bus daug. Ir viskas vienoje vietoje. Nes paprastai kartais būdavo, kad mes tiek jų daug turim, kad visą laiką reikia iš sandėlio įnešti. Dabar čia bus viskas. Ne tik prekės, bet čia ir bus atnešamos virvės patikroms, nes tą įrangą reikia tikrinti. Tai viskas vienoje vietoje. O jeigu nežinote, kaip kuom naudotis, šalia yra salė ir ten galima bus pasidaryti pratybas ir testus su įranga. O tenai yra mūsų salė. Čia yra persirengimo kambariai ir turime nuostabią erdvę prie lango pasėdėti, palaukti, pavalgyti, pakalbėti apie keliones, nes šiandien bus daug staliukų ir galėsite atsipūsti arba po laipimų, arba tiesiog šiaip ateiti, pavalgyti, atsigerti, pakalbėti. Ir su nuostabiu vaizdu į aukštą salę. Kartais faina būna sėdėti ir stebėti, kaip kiti lipa, o laiptais kylame į trečią aukštą ir tenai bus bouldering erdvė, treniruočių erdvė, jogos erdvė, tai kylam į trečią aukštą. Ateikit į mūsų ofisą, pažiūrėkit, vaizdelis, langai, čia bus open office'as, stalai, pasitarimų kambariai, virtuvėlė ir, be abejo, tai yra išėjimas į terasą, bet apie terasą bus dar daugiau papasakosiu, ten galėsit ir jūs apsilankyti. Pakilom į trečią aukštą. Aukšta salė, tai visi dažnai klausia, kokia jinai aukšta. Tai tikrai bus 12 metrų, bus ir 13 metrų. Tai kažkur toks aukštis. Vienur sienos aukštesnės, kitur žemesnės. Čia boulderingo erdvė. Turėsime ir grybą, turėsime erdvės ir atsisėsti ir pasižiūrėti varžybas. Viršuj pas mus jogos zona. Čia pakylama laiptais, ten visi žino, kad reikia būti lankstiems, kad pralipti trasas. Turime ir kybėms plovimo patalpas, nes reikės keisti trasas ir plauti kybus. Turime ir tualetus, o čia štanginė, treniruokliai, apšilimai, įrenginiukai. Tai čia reikės prieš laipimus apšilti. Nepamirškit, apšilimas yra svarbu. Tie, kurie norės kokį nors pristatymą daryti arba gimtadienį atšvęsti, tai yra erdvės tokios, kur galima privačiau susėsti ir atšvęsti savo šventę. Ir be abejo visi lankytojai galės šiltuoju sezono metu išeiti į terasą. O terasui pas mus bus ir laipiojimo siena, ir žaluma, tai šiek tiek jausimės kaip gamtoj. Ir mūsų ofiso langai, tai čia irgi bus faina susitikti, pabendrauti. Tuom mes gyvenam. Dabar, kaip sakant, visos mūsų pastangos čia įsikurti, viską sureguliuoti. Nėra lengvas procesas, tikrai daug ploto, bet visai faina. Lauksime jūsų.